Klausė vyras, ką daryti, jeigu labai jaudinuosi, būdama šalia moters, kuri man labai patinka. Čia labai dažna problema yra. Ir būna vyrai ten daug pasiekia gyvenime, bet atsiranda šalia moteris, dėl kurios jam dreba kojas. Nes jie nori ją užkalbinti, nori su ją būti, nori jaustis laisvi, bet taip nesijaučia. Įbijo susimauti. Labai dažnas dalykas. Iš esmės tai yra požymis, kad vyrai apskritai trūksta praktikos su priešinga lytim. Ką daryti? Eini prekybos centre prie kasų, pašnekini kasininkę, pajokauji, kažką biškį pažaidi žodžiais. Esi bare, pašneki su aplinkinė merginom. Tiesiog tai yra kasdienės situacijos, kuriuose bendraudama su moterimis gali pradėti jausti laisvę. Ilgainiui. Tai nebus iš pirmo ir nebus galbūt net ir iš 5 karto, bet iš 30-50 tu pamatysi, kad jau darosi lengviau. Jau yra galima jau kažkokį bajeriuką skelti, galima prajuokinti. Ir čia labai esmė tokia paprasta, kad nereikia stengtis tų moterų kabinti jokiais būdais. Ne tokia yra pamoka. Tikslas yra jaustis laisvai, kalbėti, jausti laisvę, juoktis, sukelti gerą bajeriuką ir panašiai. Tai o čia esmė. Kai galėsi tai pajausti, laisvę bendraudama su priešinga lytim, nejausti įtampos, tau nekils įtampa net ir šalia moters, kuriai tu simpatizuoji. Tai pamoka tokia. Daugiau praktikos su priešinga lytim. Atsiras daugiau laisvės gyvenime ir bendraujant su simpatijom. Čia Vyrų kalnas. Jeigu patinka toks turinys, prenumeruok, bus daugiau.